Nepriklausomybė ar priklausomybė vyrui? Vyrui kas? Nepriklausomybė. Kodėl? Todėl, kad jo tikslas rezultatas, jis turi pasiekti tą, sumedžioti kažkokį grobį, maistą ar ne, ir jis yra nepriklausomas savo sprendimuose. Tie vyrai, kurie sugebėjo tą išlavinti, jie pagavo grobį ir išliko, išgyveno. Kurie ne, tiesiog natūralios atrankos dėsnių dėka buvo pašalinti. Moteris priklausomybė ar nepriklausomybė? Moteris priklausomybė. Kodėl? Visų pirma, jinai buvo fiziškai silpnesnė, ar ne? O kas karaliauja ir dabar karaliauja? Jėga. Jėga karaliauja. Ir kas stipresnis, to ir viršus yra. Priklausoma jinai nuo to, sakykime, kitų vyrų, ne nuo vieno, nuo visų vyrų, ar jie gaus ten to, sumedžios ar nesumedžios, ar jie apgins kaimą ar neapgins kaimą, nes jinai negalėjo ten eiti kovoti. Galiausiai gamtos yra įvieta, Dievo į moters kūną, kai tik jinai pagimdo, atsiranda prieraišumo hormonai, jinai priklausoma yra nuo vaikų. Tai va taip pas moterį formuojasi priklausomybė. Atvirumas ar uždarumas pas moterį? Atvirumas. Ir jūs papasakykit, kodėl? Todėl, kad kalbos nebuvo. Prasme, jinai turėjo būti atvira, jos bendravo pasilikusios, ne? O pas vyrą? Uždarumas. Kodėl? Vienas pusrutulis dirba ir pabandytų ten ką nors įkišti. Viskas, jisai sutrinka, jisai nebeveikia. Labai gerai. Laisvė ir įsipareigojimas vyrui. Laisvė vyrui. Taip, jis renkasi, kaip daryti, jo tikslas rezultatas. Jeigu jis būtų apribotas šitame dalyke, jisai negalėtų pasiekti rezultatą. Taip, įsipareigojimai moteriai. Mes kalbėjome, ne? Jinai buvo atsakinga už tą laužą uždavimą. Jausmai ar šaltakraujiškumas pas moterį? Jausmai. Kodėl lavinos jausmus? Kaip? Kalba atsirado tik tai kiek? 100 000 metų atgal. Lygiai to, apie ką mes iš ko spręsdavom apie kito žmogaus, apie kūno kalbą. Ir šiandien 95% informacijos mes gaunam apie kitą žmogų iš kūno kalbos, o ne iš žodžių. Jeigu aš laikau rankoj peilį ir einu prie tos gražios moters, sakau, aš tave myliu, tai jinai aiškiai supranta, kad kažkas čia negerai, ne? Kodėl peilis tada rankoje? Tai kūno kalba. Tai dėl to moteris turėjo išlavinti tą, kalbos nebuvo, pasakyti nebuvo, rašto nebuvo. Gerai, pas vyrą šaltakraujiškumas. Kodėl? Žudyti reikia. Pakėlė Mykolas kardą prieš kitą karį, žiūri akis, blemba. O gal jo žmona vers, o gal vaikai, Dievo. Kartą laiką kaukšti nebėra tokia Mykola. Natūrali atranka. Duoti ar imti? Vyras. Vyras imti, rezultatą paimti, moterį paimti, ką nori paimti, viską, į konkurenciją. Taip, o moteris visada duoti, visada atvira. Taip ir vyksta. Gerai, kokią išvadą galim čia padaryti? Kad vyrai ir moteris yra skirtingi. Ir reikia mokėti, reikia suprasti tos skirtingumus ir mokėti su jais bendrauti. Ačiū ten. Simboliai, kurie tinka vyrui, iš senų senovės ateina ietis arba linija, kurio gale yra tikslas, rezultatas, link ko jis juda. O moteris koks simbolis? Taip, sfera. Nes viskas ten yra. 30 vaikų, 8 seseris, ten nežinau viskas, kas ten gali būti. Gerai, tai vyras yra jėga, laisvė, erdvė, aktyvumas, logiškumas, nuoseklumas, tiesmukiškumas, rezultatų siekimas, uždavinių sprendėjas, nepažįstantis emocijų pasaulio. Moteris, jausmai, bendravimas, dalyvavimas, buvimas kartu, artumas, procesas, jausmų išreiškimas, davimas, aukojimas, jai svarbu, kad būtų artimas žmogus šalia. Jeigu apibendrinti, tai vyro, jeigu suvesti visą tą, ką mes čia dabar tyrinėjom, tai vyro nepriklausomybė ir savarankiškumas yra jo esybė, o moters yra buvimas kartu ir jausmų išraiška.
Gerai, dar apie vyrų ir moterų skirtumą. Vyrai meluoja. Kodėl? Vyrai meluoja, kad jie patys pasirodytų geresnį. Sako, pagavo tokias 2 didelės žuvis. O tokias 2 didelės žuvis. Kai moteris meluoja, jinai nori, kad kitas pasirodytų geriau. Kodėl moteris sako, na žiūrėk, kokia puikia suknelė šiandien, iš kur gavai? Taip toliau. Ne. Komplimentus viena kitai moteris sako. Ir sako ne taip, žiūrėk, kokia mano graži suknelė, žiūrėk, kokia tavo graži suknelė. Gerai, dar apie skirtumus. Seksualumas. Mėlyna yra moters poreikis. Sekso per savaitę vyro yra raudona. Kaip matote, vyro yra didesnis poreikis. O čia kas yra? Kas čia? Kaip? Tikrai taip realybė. Tas vienas ir raudonas, tai reiškia, pas vyrus yra viena erogeninė zona. Mažytė, bet labai kaitinta iki plus 30 laipsnių temperatūros. Jis ką nors biškį pamatė, 3 sekundės jis pasiruošęs. Moteris, jos erogeninė zona yra visas kūnas, nuo pirštų galiukų iki plaukų galiukų. Ir net šaldyta iki minus 30. Todėl, kad moteriai, ta prasme, kad jinai patirtų seksualinį pasitenkinimą, reikia ją įkaitinti. Vyrai to nežino, nes nedalyvavo šitame seminare. Gerai. 2 vyro ir žmonos išlaikymo šeimoje modeliai. Šiaip vyras ir žmona dėl keletą tokių dalykų pradėjo monogaminės santuokos kurti. Viena iš jų, mano manymu, tai yra noras turėti atsiskirti atskirai turtą. Tai yra 10 000 metų atgal prasidėjo mes nuo to maisto gamybą, jau sukaupėm kažkiek turtą, jau noras atsiskirti nuo brolių seserų, čia mano, ne tavo, o kas davos, tai tada reikia susirasti kažkokią tai moterį. Tai va tada viena paskata, kita paskata yra pastebėta, kad kas 50-60 metų tokios lytinių ligų epidemijos būdavo. Dėl to, kad kas su bet kuo, kas mylėjosi, ne, ir susirastų. Tai va, iš tos 2 jėgos skatino atsirasti tik tai vyrai ir žmonos monogaminė šeima. Ir jai tik tai 6000 metų, jeigu taip pasižiūrėjus. Ne? Tai va, tai visų religijų paklusimo modelis buvo taikomas išlaikyti vyrą ir žmoną šeimoje. Vyras yra šeimos galva, žmona jam turi paklusti, tai buvo skelbiama ir dabar taip yra skelbiama. Net popiežius per naujus metus sakė, moteris klausykit vyrų. Savo kalboje, ne. Jis ten kreipiasi ne į lietuvės moteris, jos neklaus, bet į tas moteris, kurios dar gyvena pagal paklusimo modelį. Taip, na ir šiuolaikinis požiūris, kai žmona stiprina vyrą, o vyras stiprina žmoną. Gerai, vyro žmonos pastiprinam čia bendravimo modelis, trumpai pristatysiu jisai, aš jį pristatysiu jums grįždamas kiniečių menų feng shui. Pagal kiniečius 5 elementai sukuria žemę, tai yra ugnis, žemė, metalas, vanduo ir medis. Vienas elementas priskiriamas yra moteriai, kitas vyrui, kuris kuriam? Žemė moteriai, kitų variantų. Medis, dar kitų variantų. Garsiau. Ugnis, kam? Lietuvos moteriai ugnis, taip. Bet iš tiesų ugnis yra vyrui. Todėl vyras, jis kunkuliuoja, verda, dega jam, tam prasme kovoti, jis yra aktyvumas. Gerai, o moteris vanduo, labai gerai. Tai šitą įsiaiškinom, dabar pasižiūrėkim pagal kiniečius, tai yra kūrimo naikinimo ciklai. Tas aplinkui, kurie ratu, tai yra kūrimo ciklas. Ugnis dega, kas iš jos lieka pelenai sulieka, ne? Pelenus spaudžiam, susispaudžia metalas, ne? Žemė spaudžia. Metalą tirpinam, atsiranda vanduo, vanduo maitina, ta prasme, medį, ne? Medis auga, medis maitina ugnį. Tai yra kūrimo ciklas. Yra naikinimo ciklas. Įvykim vandenį į laužą, kas bus, užges laužas, ne? Laužas ištirpina metalą, metalas
seka naikinimui. Jeigu mes žinom, kad moteris žmona yra vanduo, o vyras yra ugnis, ir kai tik tai žmona pradeda reikšti priekaištus vyrui, vyras ką daro? Labiau dega ar gęsta? Gęsta. Moteris turi būtinai maitinti ugnį per medį. Bet tai čia jau yra seminaro tema, mes apie tai nekalbėsime. Gerai. Noriu tik tai dar jums pristatyti dalių santykių principą. Vyro nepriklausomybė ir savarankiškumas kaip esybė turi būti patenkintas santykiuose. Taip, jeigu jisai nori būti reikšmingas. Moters poreikis būti kartu, jausmų išraiška irgi turi būti patenkintas. Abudu šitie dalykai duoda mums darnius santykius. Ir čia yra jau vyro ir moters poreikiai pagrindiniai. Darnų santykiai yra tikslas, kokiais veiksmais mes tos poreikius tenkiname. Vyras ką daro? Kaip pasiekia nepriklausomybę savarankiškumą, per kokius veiksmus? Per sprendimų priėmimą. Taip? O moteris per kokius? Per buvimą kartu šalia jam pasakoja. Ir jeigu jie sugeba taip susiderinti, viskas yra tvarkoj. Bet jeigu žmona sako, važiuoja vyras su žmona į Akropolį, žadėjo eiti, pasirinkti rūbų, žmona norėjo. Žmona, kai važiavo į Akropolį iš kelio, sako, va čia žiūrėk, čia sustok, čia sustok. Vyras sustoja, tyliai dantis sukandęs, eina abudu į Akropolį, sako, žinai ką brangioji, tu eik, ieškok savo tų skudurų, aš einu, prisiminiau, man reikia varžtų nusipirkti. Ką padarė, žmona negerai. Priėmė už vyrą sprendimą, kur parkuoti automobilį. Čia vienas iš tokių daugelio priežasčių, situacijų, kur yra. Jinai, pasakysiu egoistiškai, patenkino savo poreikį būti kartu šalia bendrauti. Savo poreikį jinai patenkino, bet jinai pažeidė vyro poreikį, priimti sprendimą, kur parkuoti. Bet jeigu tu važiuoji su juo, jeigu jau pasitikė, ne? Palauk, kol priparkuos, pasakyk, brangusis, koks tavo regėjimas, tu vis matai arčiausią vietą prie įėjimo, ne? Tai tada moteris pabendravo, vyras yra patenkintas, kur jie eina būdu? Prieš tai eina į kavinę. Gerai. Gerai. Kas vyksta, kai žmona bendrauja su vyru paklausimo modeliu, arba kai vanduo yra pilamas į ugnį, ne? Vyras nyksta, pranyksta ir tada ką padaro? Kur? Vyras norėjo ieškoti kito vandenėlio, kuris žiūri ją, jį garbina ir taip toliau. Gerai. Žmona būtinai turi stiprinti vyrą, kad jis žauktų tvirtas, tada vyras gali tapti mūras, už kurio jaučiasi kaip už sienos. Taigi šiaip stiprios šeimos namas statomas ant ilgalaikės pastiprinamos partnerystės ir gebėjimų mokymas, statomas ant dviejų vertybių pagarba kitam, kad kitas yra kitoks, ant vertybės tobulėjimas, aš tobulinu savo bendravimą, elgesio gebėjimus, taip, ir koks tikslas yra stipri šeima, kad toje gyvena saugumas, vertė ir vaikai. Čia gyvena laimingi sutuoktiniai. O dabar mes tuo eisim prie kavos pertraukos. Jūs turite pasidarę šitą testuką. Pasidarę. Ne? Tai galite pasidaryti, tai čia yra prie pertraukos. Gerai. Dabar žiūrėkit. Dešinėje pusėje yra surašyti labiau vyrams būdingos savybės, kurios buvo evoliucijos bėgiai išlavintos. Dabar taip nebėra. Vyrams ar reikia žudyti? Iš principo nereikia. Taip, ne? Išskyrus Siriją, Krymą ir ten kitos tokius atvejus. Kur dabar... Perkeltinė prasme daro sporte, lažybose. Jo, bet iš tikrųjų žudyti nereikia. Ta prasme reikia konkuruoti, kovoti. To nereikia žudyti. Bet jo tas darbas sušvelnėjo, bet ir moteris pradėjo eiti į darbą, į medžioklę, ne? Ir turi irgi lavinti savo gebėjimus ir planuoti vaibą, vadovę, ne? Planuoja, deleguoja, tikrina, kontroliuoja, ta prasme. Atlieka tas funkcijas, kurios anksčiau buvo būdingos vyrams. Ir moteris labai greitai tą perima, nes mes dabar esam greitesni. Tai va, jūs susižymite ir čia jums žiniai.
Jeigu jūs kaip moteris sužymėjate daugiau, turite vyriškų kažkokių požymių ir jeigu vyras pas jūs yra stiprus, tai greičiausiai yra šaltinis konfliktams. Ne vienas nenori pasiduoti ir tada būtų reikalauja savo. Tai šitą išmokti meną, sutarti konfliktuose, surandant abipusiai naudingą sprendimą, mes mokysimės pristatysiu po kavos pertraukos. Taip? Ar taip, Rita? Rita, galime kavos pertrauką eiti? Taip,